tai kaip svarbu budėti. Tai pirmiausia noriu paskaityti iš Evangelijos atkarpėlę, 24 Mato Evangelijos skyrius. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai, jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. Visa Biblija pilna raginimų melstis, budėti. Tai ir labai stipri ir dažnai pasitaikanti tema. Galime prisiminti, kad ir viešpats Jėzus, ruošdamasi savo gyvenimo kovai, svarbiausiai kovai, kryžiaus kovai, ragino mokinius budėti ir melstis ir pasakė motyvą, kodėl tai svarbu daryti. Nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. O iš šito teksto, Mato Evangelijos teksto, kurį šiandien mes klausėme, Jėzus sako, kad svarbu būtų suprasti,